Gal galėtumėt papasakoti kokią istoriją apie rudenį? Vat ką? Ruduo labai susijęs su studentiškais metais ir būtent su bulvių kasimo. Siunčia į kolūkį rinkti bulvių, dieve, ir tokios vagos, kad jūs žinotumėte, ilgos. Ir aš kai atsidūriau tenai, tai žinokit, aš naktį guliu ir sakė, ir per miegus. Bulvės. Vienu žodžiu, bulvės. Vienu žodžiu, parvažiavo mes buvom Nemenčinėj, parvažiavo iš Nemenčinės grupiokė, parnešė visiems tų triufelių, saldainių, ten vienybė buvo viską, sakė, sako, pasivaišink, o sėdėjau, kalbėjau apie tas bulvės. Bulvės. Vienu žodžiu, tada paėmiau, visus saldainius suvalgiau, niekam nepalikau, tas sakė, vos prisprogo iš juoko. Vienu žodžiu, ir atsikėliau lyg nieko, bet tas bulvekas, jis man atvirai sakant, vėlgi varė. Bulvės. Vienu žodžiu, arba bulvių prisiperki, grįžti iš miesto į Saulėtekį, 12 valandą bulvės kepi, vėl bulvės ir per miegus. Bulvės. Vienu žodžiu, bulvės. Ką bulvės, kas nelinksma buvo? Ding